Kas turėtų būti tas pagrindinis finansavimo šaltinis gynybai? Na, tai turbūt čia stebuklų negalim tikėtis. Visada pagrindinis finansavimo šaltinis yra mokesčių mokėtojai. Galų gale. Ar dabartiniai? Tai čia toks klausimas. Tai apie ką mes kalbam? Kalbam apie 3 finansavimo kryptis, kurias reikia tuo pačiu metu plėtoti. Vienasis daugiametis ES biudžetas, kuris bus patvirtintas 27 metais, kaip tik Lietuvai pirmininkaujant. Mes tikimės, kad ten bus skirta daugiau lėšų gynybai. Jūs teisingai pastebėjote, dabar visame ES biudžete gynybai yra skirta 10 milijardų eurų, bet tas biudžetas pradės veikti tik tai 28 metais. Tai žinant esmes ir jų potencialo kalendorių, mes negalim laukti 28 metų nieko nedarydami. Todėl dar komisijos prezidentė Ursula von der Leyen diskutavo dėl galimybės paketą apie 500 milijardų eurų, kurį būtų išleisti 10 metų, tam, kad realiai galima būtų realizuoti svarbius tikrai gynybai projektus. Ta patį skaičių savo